Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labą dieną visiems šiuo metu susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Dabartinėme greitame pasaulyje stresinės situacijos ir įvairios problemos laukia žmonių už kiekvieno kampo. Kodėl vieniems pavyksta susidoroti su stresu, o kiti palūžta? Atsakymas slypi stipriame, gerame atsparume. Šiandien laidoje ir pakalbėsime apie atsparumą. Su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvos sporto universiteto profesorę, biomedicinos mokslų daktarę, kineziterapeutę Vilmą Dudonienę. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, pats žodis atsparumas, kas įeina į šią savoką? Po žodis atsparumas slepiasi daug reikšmių. Kai kurie mokslininkai ir tyrėjai atsparumą apibūdina kaip gebėjimą pozityviai prisitaikyti prie stresinių situacijų, kiti kaip gebėjimą išlikti funkciškai stabiliam ir gerai jaustis, nepaisant nuolatinio streso, o Amerikos psichologų asociacija atsparumą apibrėžia kaip procesą, kai žmogus atsitiesia po sunkių patirčių ir gerai prisitaiko susidūrę su negandomis, traumomis, tragedijomis, grėsmėmis, reikšmingais streso šaltiniais. Ar atsparumas yra įgimtas ar įgyjamas gyvenimo eigoje? Apskritai apie atsparumą yra sakoma, kad atsparumas gali būti kaip įgimtas, tai yra natūralus žmogaus ar organizmo gebėjimas paveldėtas yra arba jau įgautas ankstyvoje raidos stadijoje, ir kitas atsparumas įgytas, tai jisai tarsi išsiugdytas per patirtį, per mokymąsi, per treniruotės, per socialinę paramą, per pagalbą kažkokią tai. O kaip atsparumas klasifikuojamas pagal sritis? Tai viena iš sričių būtų psichologinis atsparumas, tai gebėjimas susidoroti su stresu, krizinėmis situacijomis, išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Kitas toks labai svarbus būtų fizinis atsparumas, tai mūsų organizmo gebėjimas prisitaikyti prie fizinių krūvių, klimato, vieniems karšta aplinka patinka, kitiems šalta, jeigu reikia prisitaikyti prie jų, ir ligų ar kitų biologinių veiksnių. Tai vėlgi mes vieni esame atsparūs tam tikroms ligoms ir čia apie imunitetą galėtume pradėti kalbėti, tai čia būtų fizinis atsparumas. Ir dar vienas atsparumas yra išskiriamas, tai socialinis atsparumas, kas šiais laikais yra labai svarbu. Tai bendruomenės ar visuomenės gebėjimas susidoroti su socialiniais, ekonominiais ar netgi ekologiniais iššūkiais, ir po šitais visais galėtų slėptis gebėjimas tam tikrose srityse, medicinos darbuotojų atsparumas, akademinis atsparumas, mokiniams, studentams, gebėjimas susitvarkyti su iššūkiais, taip kad tų atsparumų yra labai daug. Ar yra daryti tokie tyrimai, kad atsparumas yra susijęs su tam tikrom profesijom? Aš galvoju, kad tikrai yra, nes pavyzdžiui pilotai, tie žmonės, kurie dirba labai atsakingą darbą, buvo čia atvejs prieš kelis metus, kaip vokiečių pilotas su visų lėktuvu pražudė visus, nepastebėtas, kad jisai nevaldė savo streso lygio. Tai manau, tie žmonės, kurie yra atsakingi už kitus žmonės ar už kitų žmonių gyvybę ir gerbūvį tiesiogiai, gydytojai, kur daro sudėtingas operacijas, kur dirba su vaikais, aš galvoju, kad jie tikrai turi būti labai atsparūs. Psichologiškai labai stiprų žmonės. Taip, turėtų būti. Ne tik taip psichologiškai, visom prasmėm turėtų būti, nes jeigu tau reikia operuoti pacientą kelias valandas, tai ne tik apie psichologinį mes atsparumą kalbam, apie fizinį taip pat, taigi tau reikia stovėti, tau reikia žinių turėti, tau reikia orientuotis, ką daryti, kaip daryti, o jeigu dar kritinė kažkokia tai situacija, ko tu nesitikėjai. Sakoma, kad atsparų žmonės yra laimingesni ir saugesni kasdienėme gyvenime. Ar sutinkat? Aš tai sutikčiau, todėl kad vadinasi, jie geba prisitaikyti. O prisitaikymas tai labai gera savybė. Ir čia fiziologijoje, organizmo prisitaikymas, kraujo pastovaus pH palaikymas, taip kaip ir psichinio, emocinio atsparumo, jos nešokinėjimas
šokinėja labai aukštai, yra tam tikros ribos, tu kažkiek tai leidi savo, bet ne per daug. Buvimas tam tikrose ribose. Ar žmonės su žemu atsparumu jaučia nuolatinį nerimą ir yra linkę į priklausomybės? Sakyčiau, kad taip. Tie žmonės, kurie yra psichologiškai neatsparūs arba silpni, emociškai, jie gali ieškoti kažkur tai kažkokių nusiraminimo šaltinių, pagrimzdimo į kažkokią tai būklę, kuri jiems natūraliomis sąlygomis yra nepasiekiama, į kažkokį pasitenkinimą, kurio jie tarsi norėtų turėti. Tai manau, kad taip. Tikriausiai ir alkoholizmas, ir narkotikų vartojimas. Man niekaip nesuprantamas yra jaunų merginų rūkymas tas dabar, kur traukia tas cheminės medžiagas. Vat aš nesuprantu, iš kur tas kyla ir koks čia turėtų būti atsparumas. Galima turbūt tai pasakyti, kad šiuo metu vaikų atsparumas yra labai mažas. Ką patartumėt tėvams? Ką jie turėtų daryti, kad padidėtų vaikų atsparumas? Aš asmeniškai galvoju, kad vaikas augdamas turi žinoti žodį ne ir turi turėti apibrėžtas tam tikras ribas. Kas galima, kas negalima, suvokti, nes yra ne tik tai, kad fizinis vystymasis, psichinis vystymasis, kognityvinis, emocinis, moralinis vystymasis. Visi šitie vystymasi vis tiek jie turi tam tikras ribas, tai yra procesai ir kad tos ribos būtų nubrėžtos ir būtų žinoma, kada galima, ką galima. Aš manau, kad būtų paskui mažiau tokių kritinių situacijų, kada pradeda eiti į mokyklą ir mokykloje negali, nesusitvarko. Jeigu mokytojas tik balsą pakelia, iš karto ten jau tragedija kažkokia, tai aš nesakau, kad čia visi mokytojai turi rėkti, ten juos kažkaip tai tramdyti, bet tėvai turi juos auklėti taip, kad nereikėtų tiems mokytojams paskui mokykloje kovoti su tais vaikais, kad galėtų dirbti kryptingai ir kad žinotų ir viena ir kita pusė, ko jie siekia, ko jie čia ateina. Yra tam tikri pratimai atsparumui didinti, taip, fiziniai pratimai. Ne tai, kad atsparumui galbūt nusiraminimui, dėmesio sukoncentravimui į kitą dalyką, negu pavyzdžiui turėjom kažkokią tai stresinę situaciją ir negalim, tarsi sėdi, galvoj, kirba ir kirba, tai labai geras dalykas yra nukreipti kūną į fizinę veiklą, galbūt sunkiai padirbti. Yra sakoma, tai yra tokia metodika persikrovimo. Labai greitai atlikti 5 pritūpimus. Kada tu koncentraciją dedi į taisyklingą pratimo atlikimą, kojų padėtis, kampus, kad ne per giliai prisėsti, kad keliai neišlystų už kojų pirštų, taisyklingai labai. Arba yra tam tikros pozos, kodėl joga, pilates labai rekomenduojama streso mažinimui lankyti, todėl kad tose metodikose yra dėmesio sukoncentravimas į tam tikrą kūno padėtį, tos padėties taisyklingas išlaikymas, plus derinimas su kvėpavimu, kada tu, pavyzdžiui, turi išlaikyti tarsi statinę padėtį įtempus raumenį, bet kvėpavimu nesulaikyti. Kvėpuojam laisvai, bet pilvo raumenį, sakykime, yra įtempti. Arba ten darom tokią pozą kalnas jogos, arba tokį pratimą žinom katė, kur ten išsilenkiam nugarą į vieną pusę, į kitą pusę, tai jį lėtai derinant su kvėpavimu, kada mes turim koncentruoti, tarsi skaityti savo kūną, kiekvieną raumenuką, ką kūnas daro, kaip slanksteliai, kaip pakyla diafragma, kaip leidžiasi diafragma, kada mes dėmesį nukreipiam į visai kitą dalyką, tai vėlgi tas tarsi nuplaukia. Ar galima dėti lygybės ženklą tarp atsparumo stresui ir fizinio aktyvumo? Fizinis aktyvumas turėtų padėti sumažinti stresą, tiek fizinį, tiek psichologinį stresą. Ir kaip jau sakėm, dėmesio nukreipimas būtų, kodėl vieni žmonės bėga į mišką ir bėgioja, eina pasivaikščioti arba plaukti, arba joga, pilates. Yra moksliniai straipsniai, sakantys, kad fiziniai pratimai veikia kaip vaistai. Nesakyčiau, fizinis pratimas yra vaistas, nes vaistas iš principo tai nėra teigiamas dalykas. Jeigu vaistus reikia gerti, tai vadinasi mes sergame. Tai nuo ko mes gydomės to fizinio aktyvumu? Tai aš galėčiau sakyti taip, kad pakeisti vaistus fiziniu aktyvumu, kad nereikėtų gerti vaistų, sakykime, cukraus kiekis per didelis, cholesterolis, kur mes galime didelio tankio cholesterolį pasikelti su fiziniais pratimais arba cukraus kiekį sumažinti. Tai fiziniai pratimai būtų toks dalykas, kuris veikia kaip vaistai. Nes nėra tokio vaisto, kuris pakeistų fizinį aktyvumą, bet fizinio aktyvumo
aktyvumu mes galime pakeisti daugelį vaistų. Fizinis aktyvumas yra labai svarbus veiksnys ir yra toksai mokslinis straipsnis, kuris sako, kad fiziniai pratimai gali padėti valdyti 26 ligas, ten suskirstytos jos į kardiologinės, kvėpavimo, į neurologinės, bet ypatingai nerimas ir depresija. Šitiems žmonėms būtų tarsi privaloma būti fiziškai aktyviais. Nebūtinai tai pratimai, jeigu nemėgsta mankštintis, tai gali būti fizinė veikla, rudenį lapų grėbimas ir žemės kasimas. Ir buvimas gamtoj turbūt irgi svarbu. Taip. Anksčiau mes mokindavom studentus ir sakydavom saulė, oras, vanduo ir fiziniai pratimai. Tai fiziniai pratimai atliekami atviroje aplinkoje. Gyvenam tokiam krašte, kur saulės nelabai gaunam. Lietuvoje daug miškų ir daug parkų. Tikrai galima rasti vietą ir pabuvimą, nebūtinai bėgioti, galima eiti, greitų žingsnių eiti. Dabar labai populiarios yra aukšto intensyvumo treniruotės, bet jos kaitaliojamos. Tai ėjimas didesniu tempu, mažesniu tempu, kada vėlgi tu koncentruojasi į kvėpavimą, žingsnio ilgį, plotį, kad nukreipti mintis nuo to, kas slegia. Ką stresas daro žmogaus organizmui? Tai vėl šitoj vietoj reikėtų stresą skirstyti į trumpalaikį ir ilgalaikį. Tai trumpalaikis stresas, tai mums pakyla širdies susitraukimų dažnis, kvėpavimo dažnis gal pakyla, temperatūra gal pakyla, karštis išmuša, emocijos sukyla, tarsi verdantis puodas dangčiu uždengtų, kur tas emocijas reikėtų gal arba suvaldyti, ramiai tą garą nuleisti, arba kai kam padeda garą išrėkti. Tai trumpalaikis stresas nėra toksai blogas dalykas, tačiau ilgalaikis stresas, pastovus gyvenimas, kenčiant stresą, kas yra vadinama lėtiniu stresu, veikia labai smegenų struktūras, pakenkia ir hipokampą. Hipokampas yra atsakingas už atmintį ir mokymasi, vadinasi, trinka mūsų atmintis, mes neatsimename, mes galim skaityti kelis kartus tą patį ir neatsiminti, tada vadinasi, mes negalėsim gerai mokytis. Žinom, kad streso hormonas yra kortizolis, lėtinis to kortizolio poveikis, pastovus išsiskirimas, jis mažina būtent to hipokampo smegenų struktūros tūrį, nyksta tada dendritai, silpnėja deklaratyvioji atmintis, vadinasi, žmogus neprisimena faktų, neprisimena įvykių, sunku sutelkti dėmesį, toliau vyksta pakitimai prefrontalinėje žievėje, sutrinka vykdomosios funkcijos ir savikontrolė, fiziologiškai tai būtų mažėja sinapsių plastiškumas, tokiam žmogui yra sunkiau planuoti, priimti sprendimus, išlaikyti dėmesį, didėja impulsyvumas, žmogus labai impulsyvus pasidaro, sunkiai reguliuoja emocijas, sproginėja. Toliau yra toksai smegenų struktūroje migdolinis kūnas, jisai yra atsakingas už emocijas, baimę, nerimą, pastovus lėtinis stresas, per daug aktyvina, hiperaktyvumas pasireiškia to migdolinio kūno, susidaro tarsi užburtas ratas, tas migdolinis kūnas aktyvesnis, tuo labiau išsiskiria streso hormonai, kuo labiau išsiskiria streso hormonai, tuo labiau aktyvesnis migdolinis kūnas ir jo aktyvumas vis didėja ir taip auga baimė, auga grėsmės pojūtis, auga nerimas. Šitaip yra paveikiami neurotransmiterių sistemos, tai sutrikdoma dopamino, serotonino, noradrenalino pusiausvyros, o šitie sutrikimai yra siejami ir su depresija, ir su nerimo sutrikimais, ir su motyvacijos stoka, ir šitas ilgalaikis stresas slopina naujų neuronų susidarimą hipokampe, taip kad užsibūrė baisinis ratas, kur paveikia žmogaus kognityvinės funkcijas. Kokios gyvenimo situacijos kelia daugiausia streso žmogui? Tai pagal tyrimus didžiausią stresą mums kelia netektis. Dažniausiai tai yra artimo žmogaus netektis. Tikriausiai vėlgi čia labai priklausytų nuo amžiaus, pagyvenusio amžiaus žmonėms, kurie išgyvena 50-60 metų santuokoje, jiems šita situacija yra labai sunki ir tikriausiai vėlgi žinome, kad būna tokių atvejų, kai žmonės išeina vienas paskui kitą tiesiog ar mėnesio, ar 2, ar metų laikotarpyje. Skyrybos labai kelia daug streso, išsiskyrimai, kažkokios tai traumos, avarijos, patekimas į kalėjimą ir netgi tokie atrodo teigiami dalykai, kad tu dirbai
dirbai visą gyvenimą, išeini į pensiją ir tau kelia didžiausią stresą. Aišku, žmonės galbūt nori dirbti ir galbūt nori būti vertinami ir išlikti dar darbo rinkoje. Tokie dalykai kaip nėštumas, vaiko laukimasis, gimdymas, vestuvės, šitie irgi kelia stresą. Kokios amžiaus grupės yra mažiausiai atsparios stresui? Nežinau, žinokit, niekada nesidomėjau ir dabar galvoju, jeigu reikėtų pasakyti, galvot reikėtų apie tai, kam, kokiam tam stresui, fiziniam, psichologiniam, socialiniam stresui, nes jaunimas įnikęs į telefonus, į kompiuterius, nelabai bendrauja akis į akį. Šiuolaikiniam pasaulyje tas nuotolinis mokymas ir darbas iš vienos pusės yra gerai, bet iš kitos pusės jisai riboja mūsų socialinius gebėjimus, o žmogus vis tiek yra bendraujanti būtybė, jam reikia. Skaičiau tokį labai gerą straipsnį apie prisilietimo reikšmę. Ne visi toleruoja tą prisilietimą ir šiais laikais, tu gal manęs neliesk, aš tavęs neliesiu, bet kalbant apie vyresnį amžių, pagyvenusio amžiaus žmonėm, rekomenduojama 2 kartus metuose masažo seansų sesijas praeit, labai nuima įtampą ir ne tik tai, kad raumenų įtampa nuima ir atpalaiduoja, bet tas ramus, lėtas, atpalaiduojantis, kada tu užsimerki, kada tu skiri laiko savo, tai jisai padeda kovoti su stresu ir prisilietimas senatvėje seniems žmonėms yra labai svarbus dalykas. Rankos kartais uždėjimas ant peties, ant kelio yra, sakoma, kad netgi yra gydantis veiksnys. Vien tik prisilietimas. Ne mano kompetencija kalbėti, bet žmonės kartais gyvena gyvenimą ir nesupranta, kodėl gyvena tuo stresu, kada tas stresas veikia, kažko siekia, karjeros, pinigų, bet mato, kad eina per didžiulius praradimus nervų sistemos, per įtampą, per tuos kortizolius, kada kūnas jau pradeda sakyti, skaudėti, kaupti emocijas, inkstuose akmenys, tulžies pūslėj akmenys, aišku, hormonų pusiausvyra sutrinka, skydliaukės veikla sutrinka ir tam tikram gyvenimo etape sako, ką man čia to reikia ir meta. Ir labai populiaru išvažiuoja gyventi iš miesto į kažkokį vienkiemį ir ten sėdi tik tai mezga, siuvinėja ar tapo ar dar kažką tai. Ir pasirodo, kad nelabai daug reikia tada. Nes mums atrodo, kad čia mums reikia ir va dar dirbsiu, dar to sieksiu. Ir gal mes kartais galvom, kad siekiai per dideli, lūkesčiai mūsų gal per dideli, tikimės kažko tai per daug. Per didelius reikalavimus išsikeliam savo. Tikriausiai. Ar kažkam kažką įrodyti norim, nors niekam neįdomus tie mūsų siekiai. Ar galima pasakyti taip, kad stresą mums sukelia ne situacijos, o tai, kaip mes tas situacijas interpretuojam? Taip, 100%, nes iš tikrųjų mus valdo mūsų pačių reakcija į tam tikrą dalyką, ne ta situacija. Mes į tą situaciją galim pažiūrėti skirtingai. Mūsų tos emocijos pažiūrėjus į tą situaciją ir parodo, kiek mes esam psichologiškai atsparus ar neatsparus. Tai reiškia, kad žmogus visų pirma privalo išmokti save girdėti ir išmokti analizuoti savo poelgius. Taip, yra net išskiriami tokie tarsi atsparumo stiprinimo žingsniai, kad pirmas žingsnis sustoti, perimti kontrolę prieš tas neigiamas mintis ir čia apima emocijų pripažinimą ir valdymą ir galbūt pagalbos paiešką per tą dėmesingumą, mindfulness praktikavimą. Tada kitas žingsnis tarsi būtų paleisti, tai yra atpažinti ir nustatyti ribas, kad būtų išvengta tų toksiškų energiją siurbiančių situacijų. Būtent tas antras žingsnis, jisai skatina savisaugą ir savirūpą. Ir paskutinis žingsnis, vadinamas priimti gyvenimo netikėtumus ir mokėti riedėti kartu su smūgiais. Reikia suprasti, kad gyvenimas nėra kažkoks tai vienakryptis, linijinis kilimas į kalno viršūnę, bet kalneliai vieną dieną aukščiau, kitą dieną žemiau, vieną dieną aukščiau, kitą dieną žemiau. Tai yra prisitaikyti su ramybė ir pozityvumu. Matyti šviesiasias gyvenimo pusės, ne tik tamsiasias. Taip būtų mūsų siekiamybė matyti teigiamą ir atpažinti neigiamą, priimti, kad gali būti ir tokių, bet stengtis vengti, nekonfliktuoti
išspręsti krizinės situacijas kiek galima ramesniais, teigiamesniais būdais. Nes yra sakoma, netgi jeigu žmonės įsitraukia į teisinius procesus, tai iš karto užsiveda ten mechanizmai įtampos. Tu tikiesi kažko, tai tu tikiesi laimėti, tu gyveni visą laiką įtampoj. Įtampa pradžiai pasireiškia galbūt viršutiniai kūno daly, trapeciniuose raumenyse, paskui eina žemiau, spaudžia, spazmuoja kaklą, nugarą, prasideda kaklo skausmai, nugaros skausmai ir paskui užsiveda procesas išemijos ir užsiveda tada ir fizinis kūnas kenčia, ir psichinė būklė, ir dar jeigu neduok dieve tu pralaimėjai tą procesą, tai vėl tarsi tavo lūkesčių nepatenkinimas, nusivylimas, net moksliniais straipsniais šitas įrodyta, kad reikia vengti bylinėjimosi procesų, bet gyvenimas ir toksai, reikia priimti viską. Įtaigos praktikavimas tai yra vienas iš būdų, kuris leidžia susidoroti su stresu. Kokie gali būti teiginiai įtaigos? Taip, įtaiga yra labai svarbus dalykas, nes tu tarsi savo pasakai, kad aš ramus, aš tinkamai ir efektyviai susidoroju su stresu bei įtampa, mano nuotaika rami ir atsipalaidavusi, aš gerai galiu valdyti savo gyvenimą streso metu, mano mintys pakelia ir ugdo mane, man patinka mąstyti teigiamomis mintimis, kurios mane ir mano gyvenimą nuteikia gerai. Aš nusipelnau dabar jaustis gerai, aš jaučiuosi taikingas ir ramus, mano kvėpavimas lėtas ir ramus, mano raumenys atsipalaidavę ir ramus, aš jaučiuosi ant žemės ir pilnai čia. Tai tų teiginių yra visokių, kur tu gali savo įsiteikti ir skaityti ir kartoti. Aš turiu mantrą, kurią kartuoju, bet nesakysiu, nenoriu išduoti, bet aš irgi turiu savo teiginį. Kuris jūs nuramina? Ir nuramina, ir galvoju, kad man suteikia sveikatos, energijos. Tų teiginių žmogus pats gali susigalvoti. Taip, gali susigalvoti, gali ant lapo pasirašyti ir paskui skaityti. Dabar labai madinga ant šaldytuvo užsiklijuoti savo siekius, ką norėtum aplankyti, ką norėtum pamatyti, kaip norėtum elgtis, koks norėtum būti, tarsi įsiteigimas savo. Kiekvieną rytą galima savo pasakyti po tokį teigiamą teiginį. Taip, bet čia reikia susivokti, čia reikia suprasti, galbūt panalizuoti, kodėl tos emocijos kartais yra nevaldomos, kas jas sukelia, tai arba vengti tų situacijų, arba stengtis nusiraminti tam tikrais būdais, ir jeigu žinau, kad galbūt man jos gali sukilti tam tikrų momentų, tai gal tas įsiteigimas kiekvieną dieną tarsi suteikia jėgų. Kaip kineziterapeutė, kaip rekomenduotumėt žmonėms suvaldyti stresą? Tai pirmas dalykas tikriausiai būtų kvėpavimas. Yra tokių net posakių liaudiškų, kad sunervino kas nors, tai užsičiaupi pirmą, neišleisk jokio garso, neišleisk emocijos, giliai įkvėpk, sulaikyk, suskaičiuok iki 10 sekundžių, tada iškvėpk ir tada jau gali kažką sakyti, bet per 10 sekundžių tikriausiai praeis noras labai lietis. O jeigu jau taip rimtai kalbėti, kaip fiziniais pratimais būtų galima, tai vėlgi tai yra gilaus kvėpavimo pratimai, taip vadinami diafragminiai kvėpavimo pratimai, todėl kad jie padeda tarsi klajokliam nervui veikti, susijęti mūsų galvą su diafragma. Yra toksai vadinamas dėžės kvėpavimas, kada mes įkvėpiame per tam tikrą skaičių sekundžių, pradedame nuo 4 gal, paskui galim ir 6 ir 7, tai įkvėpiam, sakykime, per 4, tada sulaikom 4 sekundės, tada iškvėpiam per 4 sekundės ir vėl sulaikom. Įkvėpiam, sulaikom, iškvėpiam, sulaikom. Tokiais ciklais eiti tas dėžės kvėpavimas. Tada yra toksai labai įdomus kvėpavimo būdas, kada dedam vieną ranką priešais save, pradedam nuo nykščio ir kada kylam, tada įkvėpiam, iškvėpiam, kiekvieną pirštą apvedžiojam, bet kylant į viršų mes darom įkvėpimą ir leidžiantis žemyn mes darom iškvėpimą. Tai jeigu sunervino, vėl užsimerkiam ir
aišku, lėčiau reikėtų daryti, nereikia skubėti, reikia lėtai, reikia ramiai. Čia buvo apie kvėpavimą, kvėpavimo stebėjimas ir dar yra toksai metodas kūno skenavimas, body scan. Pakvėpavus ramiai, pastebėjus savo kvėpavimo ritmą, gylį, įkvėpimo ir iškvėpimo ciklus, bet jų nekontroliuojant, toliau galima eiti į kūno skanavimą. Tai vėlgi reikia atsigulti ant nugaros, atsipalaidavus, reikia sutelkti dėmesį į skirtingas kūno dalis, tarsi skanuojam. Tai vadinasi, pradedam mes įsivaizdavimą, kad einam nuo kojų pirštų galiukų ir kylam tada pėdą per čiurną, per blauzdą į kelio sąnarį. Galim įsivaizduoti, kad stumėm tarsi šilumą, tarsi energiją, pajausti tą šilumą ir taip kylam į viršų, į rankas, į pirštų galiukus, į riešą, į dilbį, į žastą, peties sąnarį, nuo kojų pirštų per visą kūną iki pat viršugalvio. Tai reikėtų stebėti pojūčius ir įtampą, ir šilumą, ir pulsavimą. Galima būtų bandyti atsigulus užsimerkus, stengtis taip atsipalaiduoti, kad veide neliktų jokio raumens įtampėlės. Sunku tą daryti pradžioje, nes vis tiek tu kažkur tai pajauti, kad kažkas tai ne taip, bet prieš miegą būtų galima tą padaryti. Yra paskui taip vadinami blogų emocijų iškvėpimo pratimai. Tarsi savi įtaiga, kad įkvėpiam saulę, gėrį, sveikatą, visas geras emocijas ir kada iškvėpiam, sakom garsą tarsi išmesdami iš kūno ir įsivaizduojam, kad išmetam tas blogas emocijas, tą įtampą kažkokią, tai tada yra raumenų įtampos atpalaidavimo pratimai, kada įtempiam raumenį, atleidžiam, tokia taip vadinama progresyvi, per visą kūną einam tą metodiką, turėtume atsigulti arba atsisėsti patogiai, ramiai, tarsi spausti žemyn vieną kūno dalį, sakykime, plaštaką žemyn, paspaudžiam, palaikom 3 sekundės, atleidžiam, tada dilbį, tada žastą ir einam per visą kūną, tarsi įsisąmoninti, savo kūną geriau suvokti. Dar yra savi įtaigos, tarsi mantrų sakomų, vis kartojamų ir kartojamų. Yra sakoma taip, kad tas vadinamos mindfulness technikos, kas labai dabar yra populiaru, kad jų praktikavimas padeda paveikti tas smegenų sritis, kurios ilgalaikio streso metu būna, jeigu migdolinis kūnas labai aktyvinamas, tai taikant šias įsisąmoninimo technikas, jo aktyvumas mažėja ir hipokampo, tos sritys, kurios traukiasi, tarsi tūris jų mažėja. Tai MRT tyrimais yra nustatoma, kad jos tarsi atsigauna, tarsi vėl sinapsė susidaro, smegenys yra neuroplastiškos ir atsigauna. Tai mums reikėtų sąmoningą kvėpavimą, sąmoningai pratimus, savi įtaigą taikyti, kas galėtų tikrai labai padėti ir tikriausiai suvokti tam tikrus dalykus. Nu, aš turiu tokį posakį, ne aš pirma, ne aš paskutinė. Ne aš sukūriau pasaulį, ne man jį ir sugriauti. Ir jeigu, pavyzdžiui, jaunimas stresuoja, aš studentams sakau, egzaminas, baisios emocijos, baisios baimės, vaikai, iki jūsų šitą egzaminą laikė 10, 100, tai ar jūs esate tokie, kurie jo neišlaikysit ar kažkas tai? Čia nėra kažkoks iššūkis, kad būtent jums vienam skirtas ir jūs dabar su šito dalyku nesusidorosit. Nes man, pavyzdžiui, labiausiai padeda, jeigu kiti gali, tai kodėl čia aš negaliu? Kaip čia dabar taip gali būti? Aišku, mes visi labai skirtingi, su skirtingom patirtim, su trauminiais atsinešimais iš vaikystės. Dabar labai populiaru sakyti, kad ten tėvai kažkada tai kažko nepadarė kalti, ar ten gyvenimas kažkada tai. Lengvi laikai negrūdina mūsų. Sunkus laikai užaugina stiprius žmonės, lengvi laikai neužaugina stiprių žmonių. Tikrai tiesa, tikra. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Vilma Dudonienė pakalbėsim apie tai, kokios pasaulio šalys yra laimingiausios. Pagal pasaulio sveikatos organizacijos šalių suskirstimą, kuri šalis yra laimingiausia, tai kaip nekeista Suomija. Tai Suomija mums yra artima, lygiai tas pats, mažai saulės, lapkričio mėnesis ateina tamsu, glūduma ir atrodo jau net pats oras pradeda mus slėgti, nekalbant
kažką apie aplinką, kas čia darosi darbe, mokyklo ir kažkur tai. Tai Suomija 24 metais buvo įvardyjama kaip ta šalis, kuri aukščiausiai vertinama laimės rodikliu. Tada Danija, Islandija, Švedija, šiaurės šalis, nėra Ispanijos, nėra Portugalijos, kur mes sakom, oi, jau saulė šviečia, tai jie ten nuo saulės turi būti laimingi. Izraelis, Nyderlandai, Norvegija, Liuksemburgas, Šveicarija, to šalis, kurios patenka į laimingų šalių 10-tuką. Pagal ką nustatomas tas laimės rodiklis? Yra tam tikri klausimynai, atsparumui vertinti klausimynai skiriasi, yra medicinos darbuotojų atsparumui vertinti, yra akademinio atsparumo, mokinių atsparumui vertinti, yra tam tikros atsparumą vertinamos skalės, pagal kurias, atsakant į tam tikrus klausimus, yra įvertinamas. Pavyzdžiui, yra tokia Connor-Davidson skalė, kuri vertina gebėjimą prisitaikyti, lankstumą, atkaklumą, optimizmą žmogaus. Yra tokia bendrai vadinama atsparumo skalė su 25 klausimais. Jinai vertina tikslo siekimą, atkaklumą, savivertę. Tai skirtingos skalės turi skirtingą skaičių klausimų, bet vertinant arba gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą atsitiesti po streso ar nesėkmių, psichologinį lankstumą, gebėjimą keistis priklausomai nuo aplinkybių, atsparumą profesinėje veikloje. Ir baigiančios dienos laidą, jūsų patarimai, kokie turėtų būti paprasti praktiniai žingsniai jau nuo šiandien, kurių dėka kasdien mes stiprintumėm savo atsparumą stresui? Tai aš iš karto parekomenduočiau, baigėsi laida, atsisėdam patogiai arba atsigulam ir nieko nereikia daryti, tik stebėti kvėpavimą. Galim užsimerkti ir pajausti, kaip įkvepiam, iškvepiam, galim pabandyti įkvėpti daugiau, iškvėpti daugiau, pastebėti, kaip mūsų diafragma, kaip jinai kyla, kaip jinai leidžiasi, nes diafragminis arba tas vadinamas pilvinis kvėpavimas, tai jisai turėtų būti truputėlį įkvėpimo metu pilvas pakyla, iškvėpimo metu pilvas nusileidžia. Tai pakyla, nusileidžia, pakyla, pilviukas nusileidžia. Mums reikia nieko nedaryti, tik tai stebėti, susitelkti į kvėpavimo ritmą ir žiūrėti, per kiek laiko mes įkvepiam, per kiek laiko iškvepiam. Jeigu taisyklingai, tai iškvėpimas turi būti truputėlį ilgesnis už įkvėpimą. Įkvėpimas trumpesnis, iškvėpimas ilgesnis. Nebandyti kontroliuoti, nebandyti nieko daryti, pradžiai tik tai pastebėti. Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje. Klausytojams taip pat dėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Ir nepamirškit, pasibaigus laidai, pakvėpuoti, taip kaip sakė mūsų laidoje dalyvavusi mokslininkė Vilma Dudonienė. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems geros, ramios, likusios dienos. Sudie. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.